Sveiki, tai aš esu Gantas Križanauskas iš 4 B klasės iš Vilniaus Ozo gimnazijos ir šiandieną jums pristatysiu projektinį darbą pavadinimu Traumos krepšinyje. Taigi, turinys tai yra įvadas, traumos, dažniausios krepšinio traumos, traumų priežastys ir prevencija, 7 punktų programa traumų prevencijai krepšinyje, psichologinis nusiteikimas ir traumos krepšinyje, asmeninė mano patirtis, apibendrinimas ir galų gale informacijos šaltiniai. Taigi įvadas. Šiame projekte bus nagrinėjamos įvairios traumos, su kuriomis susiduria krepšininkai ir jų dažnumas. Krepšinis yra intensyvus kontaktinis sportas, kuriame traumos yra dažnas reiškinys dėl greitų judesių, šuolių ir fizinio kontakto. Projekto tikslas - suprasti, kodėl traumos vyksta, kaip jų išvengti ir kokią įtaką jos daro sportininko karjerai. Taigi, kas yra traumos? Tai traumos yra kūno pažeidimas dėl staigaus smūgio, pertempimo ar pasikartojančios apkrovos. Taigi, krepšinio specifika ir traumos. Tai dažniausios traumos krepšinėje yra čiurnos patempimai, kelio raiščių plyšimai, pirštų išnirimai ir raumenų patempimai. Priežastis yra, kad tai yra šis sportas reikalauja labai greito krypties keitimo, kontakto su varžovu, šuolių ir tuo pačiu ir nusileidimų. Prevencija yra stiprinimo pratimai, tinkamas apšilimas, avalynė ir atsigavimas, kitaip vadinamas recovery. Krepšinio kaip sporto apibūdinimas rizikos traumų atžvilgių. Taigi krepšinis yra dinamiškas kontaktinis sportas, reikalaujantis greičio, šuolių, staigių krypties keitimų ir fizinio kontakto. Krepšinio kaip sporto šakos priežastis pagrindiniai yra dėl to, kad jinai labai daug reikalauja apkrovos kojoms. Ir tai dažniausiai atsižvelgia į čiurnų visokius patempimus, plyšimus ir tuo pačiu kelio traumas. Antra priežastis yra, kad tai yra kontaktinis sportas, taigi dėl didelio kontakto atsiranda visokie sumušimai, nosies lūžiai, pirštų išnirimai ir taip toliau. Ir trečia priežastis yra staigus judesiai, kadangi šis sportas reikalauja greitų staigių judesių, taip pat šuolių, tai iš to atsiranda raumenų patempimai, achilo sausgyslės traumas ir taip toliau. Ir trečias yra nuovargio sukelti pažeidimai, tai stresiniai lūžiai, sąnarių uždegimai. Šie yra gerokai retesni, bet jie tikrai pasitaiko ypač profesionaliam sporte. Taigi dažniausias krepšinio traumas tai yra čiurnos patempimai, kaip ir minėjau, kelio sąnario sužalojimai ir raumenų patempimai ir plyšimai. Taigi pradėkime nuo pirmo, tai čiurnos patempimai. Taigi pirmam paveikslėlėje matote sveiką raištį, antrame yra jau šiek tiek patemptas raištis, trečiame yra įplyšęs, o ketvirtame jau plyšęs. Tai norėčiau pakomentuoti labiau trečią paveikslėlį, tai įplyšęs raumuo yra labai kiekvienam nevienodas. Raumuo gali įplyšti šiek tiek ir jis gali būti jau gerokai plyšęs, argi net jau kabėt, kaip sakoma, ant siūlo ir nuo to labai priklauso atsigavimo laikas. Tai įplyšimas vienas kitam yra nelygus. Tai tik tai po gydytojo konkrečios analizės tu gali pasakyti, kada tu grįši į sportą, kiek tas laiko ištruks ir taip toliau, kiek yra stipri ta trauma. Tai taip, kad pasako, kad tai yra raumens įplyšimas, tai šitą informaciją labai nekonkreti, taip pavadinkime. Tai čiurnos patempimai yra viena dažniausių traumų, su kuriomis susiduria krepšininkai. Dažniausiai atsiranda dėl neteisingo šuolio arba nusileidimo ant nelygaus paviršiaus, stiprių pėdos pasisukimų ir taip toliau. Dėl šios traumos gali būti pažeisti raiščiai ir tai priklauso nuo patempimo sunkumo, kaip ir minėjau. Prevencija, tai
jinai iš tikrųjų yra gana labai paprasta. Tai pirmas punktas būtų stiprinimas raumenų raiščių, naudojant fizinį pasirinkimą ir pusiausvyros pratimus. Ir antra būtų sportinė avalynė su gera amortizacija ir stabilumo užtikrintinumu. Toliau eikime prie antros, tai būtų kelio sąnario sužalojimai. Tai kelio sąnario traumos, tokios kaip menisko pažeidimai, kryžminių raiščių plyšimai yra labai paplitusios krepšinėje, nes sportininkai nuolat patiria didelius fizinius krūvius, greitus sustojimus ir apsisukimus. Ypač pavojingi yra staigūs judesiai, kurie kelia įtampą kelio raiščiams ir sąnariams. Ir vėlgi, taip pat kaip ir su čiurnom, kelio raiščio traumos yra labai nevienodos. Pavyzdžiui, kelio raiščių patempimas, atsigavimas gali trukti nuo 1 iki 3 savaičių. Menisko tuo tarpu plyšimas gali užtrukti nuo mėnesio iki metų. Ir taip toliau, pavyzdžiui, kryžminio raiščio plyšimai gali užtrukti nuo pusės metų iki metų, o girnelės uždegimas ar išnirimas gali trukti nuo mėnesio iki 2. Taigi vėl labai priklauso, kokia yra ta trauma. Sakyčiau, labiausiai yra paplitusios kryžminių raiščių plyšimas ir menisko plyšimas. Ir šios traumos, aš sakyčiau, yra vienas sudėtingiausių mūsų sporte ir reikalauja daugiausiai laiko atsigavimui. Prevencija būtų tinkamas apšilimo ir tempimo rutina prieš treniruotės ir varžybas. Ir antra būtų raiščio stiprinimo pratimai, ypač siekiant užkirsti kelią ACL plyšimams. ACL yra priekinio kryžminio raiščio plyšimas. Ir dėl to apšilimo, kaip čia paminėjau, tai čiurnas yra žymiai lengviau apšilti, nes yra daugiau pratimų, o taip konkrečiai, kad apšildyti tik tai kelį yra labai sudėtinga, tu gali tik tai apšildyti raumenis, kurie supa aplink tavo kelio raumenis. Tai yra gerokai sudėtingiau. Todėl aš sakau, kad kelio raiščio traumos yra gerokai sunkesnės, pavojingesnės ir taip toliau, nes tiek jų stiprinimas yra sunkesnis, tiek atsigavimo laikas yra gerokai ilgesnis negu čiurnų. Ir trečias būtų raumenų patempimai ir plyšimai. Tai raumenų patempimai ir plyšimai krepšinėje atsiranda dėl staigių judesių, tokių kaip šuoliai, bėgimas ar staigus apsisukimai, kurių metu raumenys patiria didelę įtampą. Tai gali atsitikti tiek kojų, tiek viršutinės kūno dalies raumenims. Dėl šių traumų žaidėjai gali patirti ne tik skausmą, bet ir ilgą reabilitaciją. Ir prevencija būtų reguliarūs tempimo ir stiprinimo pratimai, subalansuota treniruočio programa, apimanti tiek jėgos, tiek lankstumo pratimus, tinkama mityba ir poilsis, kad raumenys būtų pasiruošę intensyviems krūviams. Taigi dabar perėsime prie 7 punktų programos traumų prevencijai. Taigi pradėsiu nuo pirmo punkto, tai yra pasirengimo kontrolė ir testavimas. Tai prieš kiekvieną sezoną, tiek ar tai būtų klubinis krepšinis ar rinktinės, visada žaidėjai yra protestuojami, kitaip sakant, išbandomi jų raumenų, raiščių, sausgyslių pajėgumas ir ant kiek, pavyzdžiui, raumuo yra elastingas. Taip, kad fizinio parengimo treneris ar komandos kineziterapeutas žino, kokius pratimus duoti žaidėjui, ką jam reikia stiprinti, kas jau yra gerai, ko galbūt trūksta ir taip toliau. Antras punktas būtų geras apšilimas, tai čia viskas labai aišku. Norint patirti mažiau traumų, labai svarbu padaryti gerą apšilimą prieš treniruotės, prieš varžybas, tam, kad intensyvaus krūvio metu raumuo jau būtų pasiruošęs stipriam pajėgumui. Trečias būtų tinkamas ir teisingos technikos pasirinkimas. Tai labai paprastas pavyzdys būtų, jeigu žaidėjai dirba štanginėje ir daro pratimus netaisyklingai, tai jie ne tik, kad negauna naudos, o daugiau šansų turi patirti traumą, ar dažniausiai nuo tokių neteisingos technikos pasirinkimų atsiranda koks nors raumens patempimas, iš patempimo tai eina į plyšimą ir iš plyšimo į visišką plyšimą. Tai pasirinkti tinkamą techniką yra labai svarbu tam, kad
vėliau pats savo nesusikeltum nereikalingų problemų. Ketvirtas būtų hidratacija ir aišku, tas eina iš vien su gera mytyba, nes tavo kūnas yra, tavo maistas ir vanduo tavo kūnui yra kaip mašinai benzinas, ką pilsi, taip ir važiuosi. Penktas punktas būtų tinkamas įrangos naudojimas, tai čia irgi viskas labai paprasta, pagrindinė e, priemonė, tai yra kaip krepšininkui, tai yra avalynė, svarbu išsirinkti konkrečiai, kas tinka tavo pėdai, toliau eina padukai ir taip toliau. Svarbu viską, kiekvienas yra skirtingas, tai yra labai svarbu prisiderinti konkrečiai prie savęs. Šeštas būtų saugi aplinka, tai profesionaliam krepšinėje jau šitas kaip ir nėra labai aktualu, nes sąlygos yra labai geros, bet kai mes augdavom krepšinio salėse, tai galiu duoti pavyzdį, kad krepšinio salėje sienos būdavo labai arti prie šoninės ir galinių linijų, tad bėgant ten ar slystant dideliu greičiu tiesiog gali trenktis į tą sieną ir automatiškai patirti traumą. Tai šitas šeštas punktas yra labiau jaunimui skirtas, bet irgi labai svarbus punktas tuo pačiu. Ir septintas tai būtų pirmosios pagalbos priemonės turi būti visada po ranka. Tai vėlgi čia jaunimas, kaip mes ir žaisdavom patys, turėdom pasirūpinti bent jau minimaliom priemonėm ištikus traumai, o jau kai patenki į profesionalų sportą, tai komanda turi savo gydytojus, kinesterapeutus, kurie jau pasirūpina šiais dalykais. Taigi, dar vienas punktas labai svarbus yra psichologinis nusteikimas ir traumas krepšinėje. Tai mes galim kalbėti apie visus apšilimus, traumų prevencijas, mytybas ir taip toliau, bet negalim pamiršti ir psichologinio nusteikimo, nes vat, visi šitie išvardinti punktai kaip burneutai, bloga mytyba, perfekcionizmas, nusivylimas, depresija yra labai glaudžiai susiję su mūsų sportu, nes paprastai paaiškinant, jeigu tu ir galvosi, kad ateisi, pavyzdžiui, varžybas nenusiteikęs ar tą pačią treniruotę, kažkur būsi išskridęs, išplaukęs, tu nesusikoncentruosi į judesius, tu labai greit gali pamesti fokusą ir automatiškai bus trauma. Arba jeigu tu paprasčiausiai galvosi, kad oi, kad tik nebūtų trauma, kad tik nebūtų trauma, daug šansų, kad ir bus trauma. Nes mūsų psichologija yra labai glaudžiai susijusi su mūsų kūnu, tad ir daugelis profesionalių sportininkų, aš galiu iš savo patirties pasakyti, kad labai daug dėmesio skiria į savo kūną, bet pamiršta, kad reikia dirbti ir su savo psichologija, nes šie dalykai yra labai glaudžiai susiję. Taigi asmeninė patirtis, čia matote mano paskutinę traumą, kuri buvo vasaros gale po rinktinės čempionato, tai čia yra dešinės čiurnos dviejų raiščių įplyšimas, man pasisekė, tai nebuvo plyšimas, tai buvo tik įplyšimas, bet jis buvo ganėtinai stiprus. Ir reabilitacija ir mano grįžimas į sportą užtruko maždaug apie 5 savaitės. Taigi paprastas įplyšimas turėtų trukti apie 3-4 savaitės, bet kaip ir sakiau, įplyšimas įplyšimui nelygus, tai mano čiurnos raištis buvo beveik nuplyšęs, bet pasisekė, kad jis galutinai nenuplyšo, tai užtruko 5 savaitės ir bent pirmas 2 savaitės aš kaip ir davėm poilsio, nelabai ką darėm, o vėliau pradėjom stiprinti raiščius su mūsų komandos kinesterapeutu. Čia matote mane tokiose kojinėse, kurios skatina geresnę kraujotaką, kas irgi labai padeda gijimui. Ir tai buvo realiai pagrindinė mano reabilitacija. Tai gera mytyba, darbas su komandos kinesterapeutu. Ir bent iki šiol tai nejaučiu jokio diskomforto, žaidžiant su ta čiurna yra tiek pat stipri kaip ir mano kairė čiurna,
tai galiu sakyti, kad reabilitacija buvo labai gera ir grįžimas buvo labai sėkmingas. Ir galų gale apibendrinimas. Tai krepšinio traumos gali turėti reikšmingą poveikį sportininko karjerai. Ilgalaikės ar sunkių traumų pasiekmes gali sumažinti žaidimo kokybę, apriboti sportininko fizinės galimybės ir netgi priversti prie ankstyvos karjeros pabaigos. Dėl traumos sportininkai praleidžia varžybas, treniruotės, o tai ne tik mažina jų našumą, bet ir psichologiškai veikia jų pasitikėjimą savimi bei motivaciją. Be to, ilgalaikis traumuotas kūnas dažnai reikalauja intensyvios reabilitacijos ir sveikatos priežiūros, o tai lemia papildomas išlaidas ir laiko sąnaudas. Taigi, apibendrinimas apie prevenciją. Tai svarbiausia prevencija yra reguliarus fizinis pasirengimas, tinkama apšilimo ir atvėsinimo rutina, taip vadinami warm-upas ir cool-downas, tada sportinė avalinė ir įranga, poilsis reabilitacija ir psichologinis pasirengimas. Ir čia yra literatūros šaltiniai. Taigi, ačiū labai uždėmesi ir tai yra viskas.